Ok, tai sveiki atvykę į 7-ąją praktikos pamoką ir ją pradedam nuo tokio sakinio kaip tu esi. Tu esi. Tai bus tiesiog žinoma you are, ar ne? You are. You are. O jeigu norim pasakyti tu tai darai, bet sakom, kad šiuo momentu, dabar, ne? Nerutiniškai, bet dabar. Tu tai darai. You are doing it. Ar ne? Mes dabar turime are, kuris nurodo, kad veiksmas vyksta šiuo metu ir taip pat galūnė ing, ar ne, ta kombinacija. You are doing it. You are tiesiog būtų tu esi. You are doing it. Present continuous laikas, tu tai darai dabar. Tu turi tai. Pasakytumėte, tu turi tai. You have it. Ar ne? You have it. You have it. Tu turi tai. Tu esi tai daręs. Koks čia bus laikas, ar ne? Tu esi tai daręs. Tai nurodo faktą, kad tai buvo daryta. You have done that, ar ne? You have done that. Turime have, kur yra present perfect laiko dalis. Tada trečia forma done. Taip. Gauname you have done that. You have done that. Kada tu tai padarei? Kada tu tai padarei? When did you do that? Labai tikiuosi, kad pakeitėt laiką, ar ne? Ir uždėjot dabar did you do. Dėl to, kad mes jau turime tikslų laiką. Mūsų klausia tiksliai, kada mes tai padarėm. Mūsų neklausia pačio fakto, ar esam tai padarę, bet klausia, kada tu tai padarei, ar ne? When did you do that? When did you do that? Kada tu ten buvai nuvykęs? Kada tu ten buvai nuvykęs? Kada tu ten buvai nuvykęs? When did you go there? Ar ne? Vėl, kadangi turim when, jau mes žinom, kad klausia tikslaus laiko, tai reiškia bus past simple laikas, ne? Past simple laikė klausimai, jeigu tai yra neveiksmažodis būti, prasideda su did. To mes turime iš karto po when čia did, ar ne? When did you go there? Go jau, aišku, žinoma, pirmoji forma, nes keičiam tik pirmą veiksmažodį. When did you go there? When did you go there? O dabar, kai paklaustumėme, kiek kartų ten buvai nuvykęs, dabar klausiam, kiek kartų, ne? Jau klausiam pačio fakto, kiek kartų tai jau yra įvykę. How many times have you gone there, ar ne? Turim present perfect laiką. Present perfect laikę, jeigu tai ne trečias asmuo vienaskaita, mes turim priekyje have. Iš karto po visos tos ilgos klausiamosios dalies, how many times have you gone there? Tada, have you gone there, gone trečia forma. How many times have you gone there? Kaip dažnai ten vyksti? Kaip dažnai ten vyksti? Kaip tokį sakinį sudėliotumėt? Nepamirškit svarbiausių dalių sakinio. Kaip dažnai ten vyksti? How often do you go there? Būtinai you, ar ne, turim turėti. How often do you go there? Kai klausiam tiesiog kaip dažnai, mes turim present simple laiką, ar ne? Klausiam rutinos. Kaip dažnai tam tikri dalykai vyksta, ar ne? How often do you go there? How often do you go there? Aš ten vykstu 2 kartus per metus, sakot. Aš ten vykstu 2 kartus per metus. Vėlgi, ar ne? Rutina. I go there twice a year. I go there twice a year. Tiesiog I go, tada jau twice a year. 2 kartus per metus, ar ne? Ir žinoma, there. Aš ten vykau pernai. Ne, aš dabar jums dėlioju visokių laikų, ar ne? Mes po truputį praktikos šitos pamokas sunkinam, kad vis kitokį laiką jums reikėtų panaudoti iš karto, ar ne? Aš ten vykau pernai. Na, pasispauskit pauzę, jeigu neišeina pasakyti iš karto. Aš ten vykau pernai. I went there last year. Nuoli, jeigu went pasakėt, ar ne? Nes went yra antra forma veiksmažodžio to go. O kadangi mes turim pernai, mes turim tikslų laiką, reiškia mes turime tikslę praeitį, ar ne?
I went there last year. Past simple laikas, ar ne? Went there last year. Aš ten buvau 2 kartus. Dabar žiūrim, ar mes turim čia tikslų laiką. Jo kaip ir nėra, ar ne? Mes tiesiog kalbam apie patį faktą, kad jau 2 kartus aš ten buvau. I have been there 2 times. Ne? I have been there 2 times. Reiškia, aš dar būsiu galbūt ateityje, ne? Kas iki šio momento aš esu buvęs ten 2 kartus. Ne? I have been there 2 times. Buvau 2 kartus, aš ten esu buvęs 2 kartus. Mes lietuviškai galim bet kurio būdu pasakyti. Angliškai, kadangi mes kalbam apie patį faktą, mes turim sakyti I have been there 2 times. Okay? Ar patiko ten, kai paklaustumėte? Patiko ten. Patiko ten. Aišku, mes neturim asmens, bet mes galim numatyti, jeigu mes šnekam su žmogum, ar patiko ten, turbūt ar tau patiko ten. Did you like it there? Ne? Did you like it there? Žinoma, ar patiko ten gali reikšti ir ar jai patiko, ar jiems patiko ir taip toliau. Viskas priklauso nuo kontekstų. Bet jeigu vyksta pokalbis, mes suprantam, kad antras asmuo, ar ne? Did you like it there? Vis tiek turim praeitį, ar ne? Nuo asmens keistas tik tai šita dalis. Did you like it there? Did they like it there? Did she like it there? Ir taip toliau. Bet did priekyje, tai yra past simple laikas. Ne? Klausim, ar tau ten patiko. Ar grįžtum atgal? Ar grįžtum atgal? Kaip čia mes turim sudėlioti? Ar grįžtum atgal? Would you go back? Would you go back? Would you go back? Toks garsas atsiranda, kai sujungiam. Would you go back? Would šoka į priekį, ar ne? Kas būtų, jeigu būtų? Ar grįžtum? Would you go back? You would go back būtų teiginys. Would you go back būtų klausimas. Aš niekada negrįžčiau, sakot. Aš niekada negrįžčiau. Niekada. Jūs atsimenat, kad anglų kalboje nėra dvigubų neiginių ir nepasakėte I would never not go back. Ne? I would never go back. Never jau padaro kaip neiginį. Žodis niekada. Ir tiesiog tada paliekam go back. I would never go back. I would never go back. O ką tu darytum, kai paklaustumėte? O ką tu darytum? Ką tu darytum? And what would you do? Ar ne? Vėlgi mes tą patį would turim. Would you do? Paprastas klausimas, ar ne? You would do. Teiginys. Would you do yra klausimas. What would you do yra klausimas. What ir žinoma mes turim tą and priekyje, kuris atitinka mūsų lietuvišką tą tokį o ką tu darytum. And what would you do? O ką tu darysi? Kas pasikeis? Duodu tik vienas žodis turi pasikeis nuo praeito sakinio, ne? Jeigu mes turėjome and what would you do, čia mes turėsime and what will you do. Tai would, mes turime will, nes kalbam jau ne apie tai, kas būtų, jeigu būtų, bet kalbam apie ateitį, ką tu darysi. Ne? What will you do? What will you do? O ką tu dažnai darai? Ar ne, kaip tokį klausimą paklaustumėm. O ką tu dažnai darai? And what do you often do? Kadangi mes turim jau often, tai jau yra present simple laikas, tiesiog turim paprastą do, you do klausimą. Jeigu taip išskirti jį. Žinoma, priekį turim what ir viduryje turim often. And what do you often do? Ir ką ji dažnai daro, kas pasikeis dabar sakinyje, ir ką ji dažnai daro, and what does she often do? What does she often do? Kur jie dažnai eina? Kur jie dažnai eina? Where do they often go?
ar ne? Do they often go? Where do they often go? Ar ne? Turim dar ir where priekyje. Kur jie dažnai eina? Where do they often go? Jie ten dažnai neina, sako. Jie ten dažnai neina. They don't often go there. Don't often go there. Don't often go there. Neiginį. Ji dažnai to nedaro. Ji dažnai to nedaro. She doesn't often do that. Arba she doesn't do that often. Neiginėje galim often ir gal padėti. Ar ne, netgi dažniau vartojamas variantas yra often gale turėti. Palikau kol kas toj pačioj vietai. She doesn't often do that. Ja? Vėlgi, present simple laikas. Turim often, kalbam apie rutiną. Ji turėtų. Ji turėtų. She should. Tiesiog she should. Ne? Ji turėtų, jai reikėtų, she should. Ji turėtų tai dažniau daryti. Ji turėtų tai dažniau daryti. She should do that more often. Ne? More often dažniau, labiau dažniau, ar ne, sakom angliškai. She should do that more often. Ne? Should labai dažnai naudojamas žodis, ar ne, nes mes mėgstam pasakyti, kas turėtų būti, ką reikėtų daryti, ar ne. Tai dabar jau žinot, to dainuoja, kai dainuodavo or should I stay, or should I go. Man reikėtų pasilikti, ar ne, should I stay, or should I go, ar man reikėtų eiti. Should I stay, or should I go. Čia mes turime she should do that more often. Tau niekada nereikėtų to daryti. Tau niekada nereikėtų to daryti. Tai ką mes čia turime? Niekada nereikėtų. Dvigubas neiginys, ar ne? You should never do that. Mes sakome, tau reikėtų niekada daryti tai. Jeigu pažodžiui versim šitą sakinį anglišką, ne? You should never do that. Never do that. Jokių būdų ne you shouldn't never do that. Ir jokių būdų ne you should never not do that. Nebus dvigubo neiginio, ar ne? You should never do that. Aš tai darau. Dabar, šiuo metu. I am doing it. Yeah? I am doing it. Aš vakar žaidžiau tenisą. I played tennis yesterday, ar ne? Norim taip pasakyti tiesiog, kad tai vakar įvyko, ar ne? Bet dabar jeigu norim sakyti, aš vakar žaidžiau tenisą 2 valandas. Yesterday I was playing tennis for 2 hours. I was playing tennis. Viena iš bonus pamokų, ar ne? Past continuous laikas, kai veiksmas testinai kažkokiam tai laiko tarpe vyko praeityje. Nepaėmė ir šasti vyko, ar ne? Bet tiesiog taip truputėlį testiniau vyko. I was playing tennis for 2 hours, ar ne? Dabar kaip pasakytumėte, mes dirbome visą dieną. Pagalvokit, ar tai praeityje paėmė šasti ir vyko, ar tai buvo kažkoks testinis veiksmas. We were working all day. Daugis kita, dėl to mes turime were, we were, they were, daugis kita. Ir jau žinoma, ir vienas kitai were bus. We were working all day. We were working all day. Mes suvalgėme 2 obuolius. Suvalgėme. Įsivaizduokim, kad galbūt ir vakar. We ate 2 apples. Ate 2 apples. Antra forma. We ate 2 apples. Bet jeigu sakysite, mes jau suvalgėme 2 obuolius, tai reiškia, pabrėžit tą faktą, kad 2 obuoliai jau yra suvalgyti, bet gali būti ir daugiau,
jų suvalgyta vėliau. Mes jau suvalgėme 2 obuolius. We have already eaten 2 apples. We have already eaten 2 apples. Already yra jau, ar ne? Ir turime present perfect. We have already eaten 2 apples. Ok, tai šituo sakiniu pabaigim šią pamoką ir pasimatysim jau sekančioje